Prašau, tai ir patikima. Taip, aš iš tikrųjų turiu tik tai... Labai trumpai, prašau. Aš turiu tik tai Google, jūs turite VSD, jūs turėtumėte už mane turėti daug daugiau informacijos. Bet panaudojus truputį Google įdomių dalykų galima internete rasti. Pavyzdžiui, žinot, kad 4 reaktoriai, kurie laiku ir neviršijus biudžeto buvo pastatyti, po to paveikę 2 metus sulūžo ir buvo 1,5 metų taisomi. Vienas reaktorius, po to kitas reaktorius. Ar yra kur nors oficialiai informacija, kas yra imtasi, kad tai nebepasikartotų 3 lietuviškame reaktoriuje? Kitas dalykas, Hitachi, Vokietijos dukterinė kompanija, Hitachi Power Europe, praeitais metais turbūt jums puikiai žinoma, kad turėjo itin didelių problemų atlikinėdama RWE vokiečių kompanijos užsakymą, kur panaudoja netinkamą lydinį. Ir jau 2 metai niekaip negali paleisti tų naujų anglinių elektrinių. Ar jums yra žinoma visos šitos rizikos, nes visas projektas yra statomas ant Hitachi reputacijos? Supratom.